Sveiki, Nostra LT regionų krepšinio lygos sirgaliai ir LRT Plius televizijos žiūrovai. Šiandien sugrįžtame ir vėl į Širvintas, kur vyksta regionų krepšinio lygos A diviziono finalo ketvirtas. Belšo įsitraukimo. Ir čia perimtas kamuolys, Matas Kolesnikovas, čia šansas dar kartą užpulti Prienams, jie tą daro sėkmingai. Šilutės komanda, bet... Oi, čia Šukauskas, kokį kontaktą pasiūlo varžovai ir čia 2+1 štai to ir nesugeba Edvinas Daunys susibaigti. Ir viskas, Juozai, paprasta, kairė rankis vidurio puolėjas nėra tiek techniškas ir būtent pabaiga. Netgi iškrito Modestas Žaunieriūnas. Ir čia šansas Šilalės komandai pelnyti taškus. Ta daro Liudas Valantinas. Jau pozicinė Prienų ataka. Žaunieriūnas nori žaisti prieš jaunesnį Beržinį. Meta ir su kontaktu. Kamuolius ir 6 išprovokuotas pražangas. Žinoma, nacionalinėje krepšinio lygoje pastarojo skaičiai buvo kiek kuklesni. Vasarą Edvinui Dauniui reikia dirbėti dar daugiau individualių įgūdžių ir stiprinti tos užsibaigimus silpnąja ranka. Čia Arturas 35-26, čia bando iš toli pasižymėti Gvidas Kačiušis, to jam padaryti nepavyksta iš tolėliau. Vaidas Čeponis ir Rytis Kazlauskas, stebėkite ją, mūsų kolegos tikrai papuoš šią didžią kovą, o Arturas Belšas. Kaip kol kas Prienų Tikodentos komanda laikosi priekį ir panašu į antrąją rungtynių dalį įsineš pranašumą. Klausimas tik kokį, nes Justas Košys įkerpa Milukša, o iš Birštono Milastos komandos akivaizdu Arnas Tilindė su Ignu Juškevičiumi vakar surinkę. Belšas ieško kamuolį, kamuolį Stankevičius. Šukauskas iš toli, 3 taškai. Ir kamuolį iš užribio. Belšas perduoda kamuolį Stankevičiui, šis iš toli. Karolio Pakanausko sunku yra tokiam žaidėjui kaip Edvinui Dauniui susikurti komandą persikėlusi iš Stakliškių Guostos tuometinio komandos pavadinimo. Ir 2 taškai iš po krepšio. Smagios rungtynės Čempionų lygos didžiajame finale, o čia Vyčio komandoje taip pat rungtyniavo ir Lietuvos krepšinio lygoje. Ignas Birda dabar ir keliaus perdavimas komandos draugui, tačiau pats nusprendžia užsibaigti. Čia iš toli atakuoja ir pataiko. Metų amžiaus vidurkis Milastos gretose, vyriausia komanda, daugiausia patirties turinti, o jauniausiai yra Prienų Tikodentos krepšininkai. Ir čia metimas ne pats lengviausias, bet yra viskas. Prienų komanda pirmą kartą A diviziono istorijoje iškovoja medalius. 83-60. Toks rezultatas mažajame finale.